Sveiki. Praeitą kartą trumpai pakalbėjau apie nuodėmę, apie kaip jin įėjo į pasaulį. Ir sakiau, kad padarysiu dar 2 dalis. Tai antrą dalį apie nepaklusnumo kelią įrašinėju dabar. Praeitam video kalbėjom, kad žmogus nupuolė, jis pradėjo vadovautis savimi, pradėjo viską spręsti pagal save, kas yra gerai, kas yra blogai, gavo pažinimą blogio ir gėrio. Ir to pasekoje atsiskyrė nuo Dievo, įėjo į nepaklusnumo kelią. Žmogus mirė dvasiškai, jisai prarado tą gyvo kontaktą, jisai tapo mirtingu ir pradėjo smukti tiesiog žemyn viskas. Ir visa žmonija, besitęsiant kartoms, tiesiog smuko žemyn. Ir šiandien noriu ir pakalbėti truputį daugiau apie nepaklusnumo kelią ir koks tas kelias yra, kuo jis grįstas ir kaip jaučiasi žmogus ir ką veikia žmogus tam nepaklusnumo kelyje. Ir nepaklusnumo kelias iš tikrųjų nėra tik netikinčių žmonių kelias ir tikintis gali jame eiti, tai lyg tai eiti su Dievu, bet iš tikrųjų neklausyti jo žodžio, neklausyti Jėzaus įstatymų, įsakymų ir gyventi vis tiek gyvenimą tokį, kokį jis pats nori gyventi. Tai pradėsiu su iš tikrųjų citata iš Švento rašto. 1 Jono laiškas, 2 skyrius nuo 15 eilutės. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai, kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Praeina pasaulis ir jo geismai, baigėsi. Dievas išlieka per amžius ir tas, kuris vykdo Dievo valią, tas, kuris yra paklusnus Dievui, tas, kuris yra Dieve. Ir jeigu esi tame, kuris yra amžinas, tai be abejo ir pats liksi amžinu ir pats būsi amžinas. Čia parašyta apie šitus geismus – kūno, akių ir gyvenimo išdidumas. Taip? Tai vien kada istorija apie Ievą ir vaisių, kurį jin suvalgė, ten rašė, kad vaisius buvo tinkamas akims, atrodė geras maistui, gražus akims, tinkamas maistui ir buvo galima jį suvalgius įgyti išminties. Ir čia nuo pat pradžių Ieva, žmogus, paslydo ant visų 3 dalykų. Ir ant kūno geismo, kad jis neva tinkamas maistui, jisai pamaitina kūną, geros išvaizdos, jisai gražiai atrodo, pamaitina išdidumą tai, kad dabar aš žinosiu daugiau. Ir tai pasidarė realiai šitie 3 dalykai, kaip ir tapo tokie lyg plytomis, akmenimis nepaklusnumo kelio. Žmogus, kuris eina ant savo norų, ant savo geismų. Žmogus, kuris žvelgia į save kaip į atskirą nuo Dievo būtybę, kaip į nepriklausomą nuo Dievo būtybę, kaip į kūrėją nepriklausomą nuo aukštesnio kūrėjo. Jisai ir vykdo viską, ką jis pats sugalvoja. Iš tikrųjų pats gyvenime labai šitą galiu atliepti, paliudyti, kad tikrai iki kol ėjau su Kristum, mano tikslai gyvenimo ir buvo įgauti kažkokią vertę tarp žmonių, vertę iš žmonių, kažkokią tai vertę prieš save, bet mano pačio vertinimas manęs, žmogiškas, jis iš tikrųjų labai stipriai priklauso nuo žmonių, nes visi vertinimo kriterijai ir ateina iš žmonių, iš aplinkos, iš tėvų, iš visuomenės. Ir manau, kad daugelis žmonių iš tikrųjų patys net nepastebi, kad savo gyvenimu pataikauja žmonėms. Arba žmonėms, arba savo. Ir tai čia toksai tas gyvenimo išdidumo siekimas, gyvenimo išdidumas, maitinimasis tuo, kad būti kažkuo visuomeniai, būti kažkuo tai prieš kažką kitą. Ir tada reiškia, aš to siekdamas galiu netgi aukoti aukoti dorovę, aukoti paklusnumą Dievui, kad gaučiau
būtent tą pripažinimą, kad gaučiau šlovę. Kas nešlovina Dievo, iš tikrųjų tas ir šlovina save. Nes kažkam vis tiek teikiam pirmenybę. Taip, ir žmogus, kuris šlovina viešpatį, kreipia savo dėmesį į jį, už viską dėkoja jam, jisai save nužemina. Ir išdidumas automatiškai irgi krenta žemyn, smunka po biškį, gyja žmogus nuo išdidumo, bet kol nėra viešpatės, kol nėra to atsidavimo, tai va tas ir telieka pačio žmogaus vertė, pačio žmogaus išdidumas. Akių ir kūno geismas, tai vienas dalykas, kad tenkinti iš tikrųjų geismus, kaip mes suprantam, užgaidas, kad žmogus nori vis daugiau. Ir ties akių geismas, tai jisai gali reikšti ir troškimus mūsų, ką mes pamatom, apie ką mes išgirstam, ką mes pamatom, užsigeidžiam to, norime to, kažko tai norim. Geidžiam savo vizijų, savo vizijas išpildyti, savo įsivaizdavimus. Irgi ant ko realiai pasaulis statosi. Tai būtent ant žmonių vizijų. Ir tos žmonių vizijos, iš esmės tai nėra blogas dalykas, mes esam sukurti kaip kūrėjai, kaip žmonės gebantis kurti, gebantis formuoti naujas idėjas, naujus dalykus. Bet kada tie dalykai yra nešlovint Dievo, kada tie dalykai yra sukuriami patenkinti tiesiog savo kažkokį poreikį arba net visos žmonijos, neatsižvelgiant į Dievą ir ignoruojant Dievo buvimą, Dievo viršenybę virš visko. Tai tada tai irgi tampa tiesiog išdidumas. Kad ir koks geras darbas, kad ir kokia didinga kūryba, jeigu ji nešlovina Dievo, jinai reiškia šlovina kažką kitą. Jinai šlovina kitą žmogų ar idėją ar dar kažką. Kūno geismas gal paprasčiausiai suprantamas gali būti kaip paprasčiausias kūno geismas, kūno poreikių tenkinimas. Ir iki tam tikro lygio tai be abejo mes visi galim ir turim tenkinti tuos poreikius, kūną prižiūrėti, jį nuprausti, pavalgydinti, pamiegoti. Bet deja, daugumos žmonių šitoj visuomeniai mūsų realiai tikslas gyvenimo yra turėti daugiau, apsikrauti, turėti daugiau, turėti gerokai daugiau nei reikia, turėti prabangius dalykus, turėti prabangias procedūras, valgyti skanų labai maistą, valgyti jo daug, ištvirkavimas lygiai taip pat tenkinti kūno geidulius, net seksualiai, irgi kūno geismai. Ir kada žmogus daro viską iš savo pažinimo, pats būdamas savo dievu, pats būdamas savo aukščiausiu autoritetu, nėra ribos. Nėra ribos ištvirkavime su kūnu, nėra ribos tiek maiste, tiek seksualiniai srity visoj, nėra jokių ribų, jokių užtvarų, nes žmogus pats sprendžia, jisai pats savo kartelę kelia. Neina Dievo paklusnume Dievui. Tai pats Jėzus irgi yra pasakęs, pacituosiu dar vieną eilutę apie valgymą, gerimą, taip ir rūbus. Todėl ir nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba ko vilkėsime. Visų tų dalykų ieško pagonis. Jūsų dangiškasis tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Pirmiausia, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Ir tai nereiškia, kad nereikia iš viso galvoti apie maistą, ar ten gėrimą, ar drabužius, nes viso to reikia. Bet kada mes pastatom iš netikėjimo Dievu arba iš tuštybės, savo vidinės tuštybės pastatom tai savo prioritetus ir realiai, imam sukti galvą, kad neužtenka pinigų nusipirkti geresniam rūbui ar gyventi gražesniuose namuose, tai tampa didelė problema. Ir irgi iš ko tai kyla, iš nepaklusnumo. Iš tikrųjų nepaklusnumo Dievui, neatsižvelgimo į jo norus. Žmogus tiesiog išsikelia savo kūniškus standartus aukštus ir pats vergauja tiems kūniškiams standartams. Ir šitaip realiai gyvena rūstybėje. Užsitraukia rūstybę ant savęs pats. Užsitraukia stresą, nemigą, pavydus, kerštus visokius. Būtent pavydus. Geismas jisai skatina pavydą. Ko Jėzus sako, kokia yra valia pačio Jėzaus. Ko žmogui ieškoti, Dievo karalystės pirmiausia ieškoti. Tai kad krikščionis einantis paklusnumo kelyje, tikintis žmogus, krikščionis sakau, netikintis į Jėzų Kristų, žmogus jisai visų pirma deda į prioritetą Dievo karalystės ir jo teisumo paieškas. Dievo ramybės, Dievo džiaugsmo,
Dievo teisumo, žmogus ieško šitų dalykų. Kaip būti teisiu Dievo akise, kaip įeiti į Dievo ramybę, kaip išsižadėti to, ko man nebereikia, ko man iš tiesų nereikia dvasiniam augimui. Ir besivaikydami iš tikrųjų visų šitų dalykų, visų šitų geismų, savo geismų, besivaikydami savo ideologijų, bešerdami savo išdidumą, žmonės pasiekia tam tikrą būseną ir irgi šventas raštas apibūdina iš tikrųjų, labai gerai apibūdina žmogų einantį neteisumo keliu, nuodėmės keliu, nepaklusnumo keliu. Antrasis laiškas Timotiejui nuo 3 skyriaus nuo 1 iki 5 eilučių sako, žinau, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkus laikai, nes žmonės bus savimilos, pinigų mylėtojai, pagirūnai, išlaidūs, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, nešventi, nemylintys, nesutaikomi, šmeižikai, nesivaldantis, šiurkštūs, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, akiplėšos, pasipūtėliai, labiau mylintis malonumus negu Dievą, turintis dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos, šalinkis tokių žmonių. Tai čia yra apie mus tikinčius kalba, turintis dievotumo išvaizdą, bet atsižadėję jo jėgos, šalinkis tokių žmonių. Tai ir malda mano, kad nebūčiau vienas iš tų, kuris daug šneka, daug moko per savo filmukus, video, bet be jo jėgos vaikšto. Pilnas tų dalykų paminėtų aukščiau, savo išdidumo besiekiantis. Tai kiekvienas iš tikrųjų turi savy, savo kūne, tą nuodėmingą polinkį nuodėmę, į kūniškumą, bet per Jėzaus Kristaus kraują iš tikrųjų mes esam atpirkti, mūsų nesąmoningos nuodėmės visos ir seniau padarytos sąmoningos nuodėmės iš tikrųjų yra atleistos ir duotas šansas mums nebežiūrėti tai, ką mes padarėm, bet žiūrėti į Dievą, būti sutaikytiems su juo, pradėti eiti paklusnumo keliu. Apie žmonės, savimilas, tai tikrai, sako, paskutinėmis dienomis, šitas bus paskutiniais laikais. Nežinau, aš iki kokio lygio dabar yra paskutinės dienos, kiek čia iš tikrųjų liko laiko iki Jėzaus atėjimo ir kada ir kokiu būdu ir kaip tai viskas įvyks. Bet akivaizdu iš tikrųjų, pažiūrėjus į žmonės, pažiūrėjus į tendencijas, pažiūrėjus į save, į tai, kas populiaru dabar, šiuo metu, tai labai stipriai rezonuoja iš tikrųjų. Tas meilė savo, kada žmogus nesupranta tiksliai, kaip save mylėti, kada jis Dievo nemyli, tai jis akivaizdžiai negali ir savęs mylėti. Ta meilė tampa išpūsta, ta meilė tampa girianti save, aukštinti save, pataikaujanti savo. Tai nėra tikra meilė. Ypač šiais laikais labai yra paplitęs tas terminas meilė savo, kad reikia save mylėti, save priimti, viską priimti savyje ir tamsą, viską priimti, būti priimantiems, viskam sakyti taip. Įvairiausių praktikų yra, įvairiausių mokymų apie tai. Bet iš tiesų, jeigu nėra Dievo meilės širdyje, jeigu nėra to nusižeminimo prieš Dievą, nuolankumo, tai bet kokia meilė reiškia bus iš išdidumo. Nes paklusnumas Dievui jis atneša nuolankumą, nusižeminimą. Ir tai labai svarbu. Labai iš tikrųjų per mūsų visas socialinės medijas šitas išryškėja, kaip iš tikrųjų žmonės ieško tos vertės, kaip jie ieško įvertinimų iš kitų žmonių, kaip jie nori būti iš tikrųjų gerbiami ir mėgiami. Ir tikrai tas girimasis, išdidumas, savimila labai stipriai rodosi. Bet vėlgi pabrėžiu, ta savimila tai yra iškreipta. Iš tikrųjų tai nėra meilė savo, iš tikrųjų tai yra net nežinau kaip pavadinti. Egocentriškumas galbūt, susikoncentravimas į save. Tai yra tokie simptomai nepaklusnumo vaikų. Ir Viešpats kviečia mus iš tikrųjų palikti tą nepaklusnumo kelią ir jo valia, Dievo valia yra, kad kiekvienas žmogus būtų išgelbėtas, kad kiekvienas žmogus pasiektų tiesos pažinimą. Pirmas laiškas Timotiejui 2 skyrius nuo 1 eilutės sako, taigi visų pirma raginu prašyti melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones, už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą. Ir sako, tai gera
tai gera ir priimtina akise Dievo, mūsų gelbėtojo, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą. Dievas trokšta, kad kiekvienas žmogus iš tiesų išsigelbėtų iš nuodėmės per Jėzų Kristų ir augtų kiekvieną dieną tikram pažinime, tikram Dievo pažinime, imtų jį garbinti, jį šlovinti, nebe kūno geisti, bet Kristaus kūno geisti, Kristaus bažnyčios geisti, vienybės su Kristaus bažnyčia, vienybės su kiekvienu žmogum, kuris yra Kristuje, ir meilės kiekvienam žmogui, kuris yra ir ne Kristuje, aplamai, mylėti kiekvieną žmogų, priimti, papasakoti jam gerąją naujieną apie Jėzų, apie Dievo meilę, apie tą vidinę transformaciją, kurią Dievas įvykdo pas žmonės, kurie priima jį. Tada, kad tas akių geismas irgi, esant Dievo valiai, esant Dievo pažinime, kad akių geismas transformuotųsi į geismą Dievo siekių išpildymo, kad siektume nebe savo troškimus žūtbūt įgyvendinti, bet tiesiog klaustume, prašytume Dievo valios apreiškimo, suvokimo, ko Jis nori, ir imtume geisti to, ir kad gyvenimo išdidumas lygiai taip pat nebūtų transformuotas į nuolankumą prieš Dievą, į nuolankumą prieš vienas kitą, į meilę visokeriopą. Taip, ir vietoj to, kad šlovinamas mano idėjos, mano pasiekimai kažkokie, iš tiesų visur būtų šlovinamas Dievas per kiekvieną veiklą, per mano filmukus, per mano muziką, per mano bendravimą su žmonėm. Toks yra tikslas. Ne visur tai tikrai vykdau, bet toks yra tikslas. Tikslas yra paklusnumo kelias. Jau apsisprendimas yra paklusnumo kelias. Ir tikrai Viešpats trokšta, kad mes mestume tą seną gyvenimo būdą apie nieką, seną gyvenimo būdą, kuris tarnauja, kuris susikoncentruoja į visas šmutkės žemiškas, į kažkokius daikčiukus, ar į savo jausmus, kuris šlovina jausmus, pakylėtus kažkokius tai. Aš irgi kažkada tai dariau, šlovinau pakylėtus jausmus ir ieškojau jų. Ir vienas iš gyvenimo tikslų tai buvo tiesiog pajausti jausmais, kuo aukščiau pasijausti. Bet dvasios tai nepastatė. Kaip tik susikoncentravęs į tuos visus dalykus, apleidau dvasią ir žmogus, kada stipriai savo dėmesį nukreipia kažkur tai į vieną pusę, tai automatiškai jis nemato kitos. Tai kada mes iš tiesų nukreipiam savo dėmesį stipriai į šitus valgį, gėrimą, grubiai tariant, apsirengimą, daikčiukus, maistukus, jausmus, pojūčius, tai iš tiesų Dievas tampa toksai, tiesiog graži idėja kažkokia tai, bet labai netikras. Ir tada šitos mintis apie paklusnumą Dievui, apie nusižeminimą, apie atgailą, atsiprašymą Dievui iš viso tampa tokios blankios, lyg tai netikros. Ir net gyvenant su Jėzum, iš tikrųjų, dažnu atveju esu pamatęs, kad kai tik truputį išsiblaškau ir išeinu iš tos disciplinos, Dievo žodžio studijavimo, maldos, kad labai stipriai traukia žemiški dalykai. Įvairūs žemiški darbai, projektai. Ir nors ir jie geri, bet kai jie tampa pirmaeiliai, tiesiog iš pradžių nepastebimai dvasia ima aprūkti, apkerpėti ir po kiek laiko tik viskas išlenda. Ir kartais gali tai užtrukti ir mėnesius, ir metus. Ir staiga supranti, aš nebežinau, kur aš einu, nebežinau, ką darau. Arba kažkur neten atsidūriau, kažkur visai neten atsidūriau. Vėl tam pačiam rate kažkokiam. Ir Biblija taip skatina paleisti, atsiskirti nuo betikslio gyvenimo būdo. Žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Per kartų kartas puoselėtas gyvenimo būdas Biblijai paminimas, vadinamas betiksliu. Net ir pats gražiausias gyvenimo būdas, nuostabi gimtis žmogaus ir, tarkim, prakilnus gyvenimas kažkoks ir pačios didžiausios žinios, pati didžiausia išmintis
nepažįstant iš tikrųjų Dievo ir nenusilenkiant jam, neatiduodant jam savo gyvenimo, nepriimant jo įstatymo į širdį. Tai tikrai tie visi dalykai yra betiksliai ir kiekvienas žmogus, kuris iš tiesų praėjęs tai ir pamatęs, supratęs tai toks žmogus jisai gali suprasti jau dvasinius dalykus ir šitas eilutes. Bet žmogus, kuris dar turi milžinišką troškimą arba labai stipriai didžiuojasi savo sėkme šitam gyvenime ar pasiekimais ar savimi, tikrai tokiam žmogui gali atrodyti keistos ir galbūt nykios šitos eilutės, naikinančios gyvenimo džiaugsmą galbūt, bet kiek yra liudijimų, tikrų gyvenimo liudijimų, kiek yra žmonių iš tikrųjų, pažiūrėkit, kiek atlikėjų atsiverčia Jėzų Kristų, populiarių Holivudo žvaigždžių, pavyzdžiui, muzikantų pasaulyje, atsiverčia Jėzų Kristų. Todėl, kad suvokia, kad jų gyvenimo būdas pasirodo betikslis. Ir kad jie eina išdidumo keliu, nepaklusnumo keliu. Kad jie augina savyje nepaklusnumo vaisius, tuos paminėtus, kur skaičiau. Ir kad jų meilė pasirodo visai ne meilė. Nors ir tiek meilės visur aplink. Tokie būna ištaigingi kai kurie susitikimai, pobūviai. Ir atrodo, čia taip visi visus myli. Bet galų gale tie patys žmonės eina ir ieško Dievo. Ir kviečiasi Kristų, atgailauja. Jėzus kviečia išeiti iš to nepaklusnumo kelio, į kurį žmogus įėjo per nuodėmę, į kurį žmogus įėjo per savo pasirinkimą daryti kitaip, negu Dievas norėjo. Ir prieš 2000 metų atsirado galimybė iš tiesų susitaikyti su Dievu, dvasioje susitaikyti su Dievu, kad dvasia būtų sutaikyta, kad mūsų giliausia esatis, giliausia esybė prisijungtų prie šventumo, galėtų prisijungti prie šventumo. Ir iš to šventumo semtųsi žinias, iš to šventumo semtųsi tikslą, iš to šventumo transformuotųsi visas žmogaus gyvenimas. Yra tokia galimybė, yra tokia viltis. Ta viltis yra Kristuje. Ir sekančią dalį padarysiu paskutinę, netrukus. Tai būtent apie Jėzaus Kristaus auką, apie ką jis padarė ir kas pasikeitė. Ir realiai, ko jisai reikalauja, kad priimti tą auką, kad priimti tą dovaną. Ko Jėzus reikalauja, ko Dievas reikalauja. Tai sekančiai daly tada apie tai pakalbėsiu ir iki šiam kartui viso.